Sveiki, brangiai. Praeitą kartą mes kalbėjom su jumis apie tai, kągi reikia daryti tam, kad savo žinias paversti produktų, o produktus parduoti. Ir kalbėjom apie tai, kad norint užsidirbti 10 kartų daugiau, norint pakeisti savo statusą, norint gyventi taip, kaip jūs norite, pagal savo žaidimų taisyklės, jūs jau privalote pakeisti savo statusą iš specialisto į ekspertą. Ir be abejo yra daug abejonių žmonėms. Ypač abejonės yra susijęs su to, kad, na, taip ar kitaip mes asocijuojam ekspertus su tais žmonėmis, kurie drąsiai stovi prieš auditoriją, moka gražiai dėstyti, turi kažkokį ypatingą charizmą, va, turi didžiulį norą dalintis, va. O daugelis specialistų yra daugiau tokie intravertai, va, ir jie iš tikrųjų turi patirties, bet jiems patinka dirbti savo darbą ir labai nenorėtų labai viešintis, va. Plius dar ne faktas, kad darbdavys labai apsidžiaugs, žinant, kad jų darbuotojas taip drąsiai dalinasi savo patirtimi. Va, čia pamėginsiu išsklaidyti jūsų abejonės. Vat, ir iš principo dažniausiai yra trys tokie pagrindiniai klausimai ir trys tokios didžiulės lygtis problemos, su kuriam žmonės, nu, jiems atrodo, kad yra šitas problemas. Pirma, tai yra laiko stoka. Antra problema, na, pinigų stoka. Žmonės sako, nu, neturiu aš čia pinigų lišnų, kad čia investuoti į kažkokius produktus, kad čia daryti verslą, man vos užtenka iki mėnesio pabaigos datraukti. Na ir trečias, tai yra asmeniniai stabdžiai. Ir vienas iš pagrindinių stabdžių vadinasi apsišaukėlių sindromas. Jo serga daugelis žmonių, ypač tų, kurie turi labai daug žinių, labai patirties daug, tačiau jaučiasi, kad lygtais dar nepakankamai žino, nepakankamai gerai įvaldė ir jie jaučiasi vis dar nepasiruošę dalintis šiomis žiniomis su kitais žmonėmis. Tai pakalbėkime apie šitos tris vidinės tokias kliūtis. Ir pirmas tai yra laiko stoka. Na, gera žinia, kad tam, kad supakuoti savo žinias ir jas pradėti pardavinėti, visiškai nebūtina turėti daug laiko. Na, mes žinome, kad laikas yra pas visus vienodas, 24 valandas per parą. Ja? Labai svarbu, kaip jūs planuojate laiką. Ir viena iš paprastų idėjų skamba taip, kad bet kuriame darbe, kad ir koks jūs būtumėt specialistas, 80% laiko duoda tik tai 20% rezultatų. Ir 20% laiko 80%. Tai yra žinomas Pareto dėsnis. O kalbant paprastai, 80% laiko mes savo darbo vietoj gaišinam tam, ką japonai pavadino mūda, tai yra švaistimas. Ir pirmas darbas, kurį mes galim padaryti prieš pradedant dalinti savo ekspertizę su kitais žmonėmis, pamėginti surasti šitą mūdą, šitos banditus, kurie švaisto mūsų laiką ir energiją ir jo atsikratyti. Ne taip greitai, ne taip lengvai galima atsikratyti visų 80%, bet pradžiai atsikratant bent 20% laiko, pas jūs išlaisvės ir laiko, ir atsiras daugiau energijos, nes apie 20% mūsų darbų sukuria 80% problemų, streso ir atsikračius tų 20%, jūs iš tikrųjų, wow, atsikvėpsit lengviau ir grįžę namo turėsite pakankamai laiko ir energijos, kurį galėtum atskirti kam? Tam, kad pradėti galvoti apie savo tą know-how sukūrimą. Tai iš principo, jeigu jūs kasdieną skirtumėt 15% laiko, kuris paimtas iš tų 8 valandų, kur jūs mažiau jūs sugaištat, 15%, tai jūs iš tikrųjų galėtumėt, na, pakankamai daug sukurti su
Nes žinote, jeigu jūs net, nu, dar reikėtų domėtis, ne, nes mes sakom, kad, nu, tam, kad suformuluoti, pateikti kažkokiam pavydalui, reikia žinoti, o ką kiti daro. Taip. Ir gera žinia, kad pas jūs dar yra 5 procentai laiko iš tų pačių 8 valandų, kurias skiriat savo darbo vietoj. Ir tas 5 procentus jūs galėtumėte skirti naujų kompetencijų įgavimui. Žinote, pasirodo, kad jeigu jūs 17 minučių kasdien skirsite kažkokiai naujai profesijai arba naujiems įgūdžiams, arba nu, apibendrinti savo profesijos kitų ekspertų, reiškia, patirtį, skirsite tam 15 minučių per dieną, tai metų pabaigoje tai sudarys 100 valandų tos vadinamos sąmoningos praktikos, apie kurią aš kalbėjau anksčiau. Nes daugelis žmonių gyvena ant autopilotų ir jie po darbo nepradeda analizuoti, gerai dirbu, blogai, jie galvoja, kaip čia pamiršta darbą, kad palsėti ir rytoj vėl pradėti dirbti. Bet sąmoninga praktika, jinai reikalauja bent kelių minučių pamastymų, ką darom gerai, blogai, pasižiūrėjom, ką kiti daro. Tai vat 17 minučių papildomai net neskiriant, o atimant iš to bereikalo laiko leidimo, iš to švaistimo, jūs per metus sukaupėte 100 valandų ir jūs tampate jau geresni už 95 procentų žmonių šitos ryties, net jeigu jūs nuo nulio startuojate. Pavyzdžiui, jūs neišmano dirbtinio intelekto, bet jeigu 17 minučių kasdieną skiria tam, wow, atsiras labai daug naujų žinių, supratimų, taigi realiai 5 procentai laiko netiek ir daug. 15 procentų jūs skiria tam, kad aprašyti, o ką jūs darote, o kaip jūs darote. Ir šito laiko iš tikrųjų jums užteks. Taigi realiai tam, kad sukurti savo papildomą pajamų šaltinį, aprašyti savo know-how, tam nereikia kažkokio specialiai laiko. Dabar klausimas dėl pinigų, nes daugelis žmonių sako, neturim pinigų. Nes tam, kad supakuoti informaciją reikalingi kas reikalingas, dizainerio darbas, reikalingas kompiuteristo darbas, programuotojo darbas. Būtų gerai, kad dar kažkas reklamą užsiimtų, tai dar turbūt marketingistas, copywriteris, bla 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 bla. Gera žinia, kad šiais laikais visus šitus darbus puikiai atlieka kas? Dirbtinis intelektas. Jisai dirba 24 valandas per parą, jūs galite sukurti čia GPT pagalbą, savo visą eilę asistentų, kurie panaudos dar kitus 1000 instrumentų dirbtinio intelekto, nes čia GPT tik tai vienas instrumentas. Ir visa ta brigada, kuri dirba 24 valandas 7 dienas nemokamai jum, sukurs tai, ko jūs net ir nesvajot. Aukščiausios kokybės ir nerealiai dideliais kiekiais. Be abejo, visam tam procesui reikia diriguoti, dirigentas esate jūs. O jūs tada sakykite, bet aš nemoku dirbtinį intelektą naudoti, o mes jau sakom, palaukit, palaukit. O kur 17 minučių, kurių skiriat kiekvieną dieną įsisavinti naujų įgūdžių? Taigi iš tikrųjų nereikia pinigų tam, kad startuoti info versle, know-how versle, nes tai jūsų know-how, tai yra jūsų galvoje, dar keliose knygose galbūt nusėdusios žinios, jas tik tai reikia gražiai supakuoti, tam nereikia sandėlių, tam nereikia jokių užpirkimų didelių, jūs tiesiog tai darote laisvų laikų, patogioj vietoj, naudojant paprastą kompiuterį, kurį be abejo žinau, kad jūs turite. Na ir tada belieka tik asmeninės reiškiasi tokie dalykai, kaip, aš nemoku kalbėti. Aš nemoku ir nenoriu kalbėti. Mes žinom, kad didžiausia baimė pasaulio tai yra viešo kalbėjimo baimė. Ypač, kai tu nori pateikti idėją, kad tu esi ekspertas. Kalbėjom jau su jumis apie tai, kad egzistuoja toks apsišaukėlių sindromas. Ką jisai sako? Apsišaukėlis sako, kad kuo žmogus mažiau žino, pačioj žinojimo erdvė gelton, o žalia tai yra nežinojimas. Matot, kuo mažiau žinai, tuo mažiau nežinai. Kai tu daugiau sužinai, pas tave plečiasi va šitą nežinojimų zoną. Ir todėl paradoksas, kad daugelis žmonių kuo daugiau sužino, tuo pas juos yra mažesnis pasitikėjimas. Galiu patvirtinti,
Kai aš buvau jaunas konsultantas, prieš 30 metų aš buvau žymiai drąsesnis ir turėjau iliuziją, kad beveik žinau viską, ko nežino ne vienas pasaulyje kitas žmogus. Bet po 30 metų, perskaičięs tūkstančius knygų, sudalyvavęs įvairiausiose seminaruose, pats padaręs tūkstantį klaidų, suprantu, kad mano nežinojimo zona kaip niekad yra didelė. Bet gera žinia, kad tą pačią lygą serga ir Nobelio premijos laureatai, ir pasaulio čempionai, ir neurochirurgai. Ir vienintelis skirtumas šitų visų žmonių, jie daro savo darbą, nepaisant, jog ignoruojant tą vidinį balselį. Tu nepasiruošęs dar, tu esi apsišaukėlis, tu negali, tu dar nieko neišmanai. Tiesiog jūs galite drąsiai ignoruoti tai. Antras dalykas, jeigu jūs nesate oratorius, patikėkite, oratoriaus sugebėjimai nereikalingi, jeigu jūs dalinatės šaltkalviu kažkokiam įmantrybėm. Na, lėktuvo pilotai išmoko pilotuoti, neturint supercharizmatinio oratorių. 99% instruktorių nėra labai geri oratoriai. Ir gera žinia, kad jūs galite aprašyti programą, kurioje net niekaip nedalyvaus jūsų veidas. Netgi jūs galite sukurti visą video medžiagą, kurioje yra daug paveiksliukų, yra tik tai jūsų balsas. Jeigu jūsų balsas irgi jums nepatinka, dirbtinis intelektas puikiai garsina, o vietoj jūsų gali būti avataras, nerealaus grožio, liekna graži mergina, gali būti labai rimtos solidžios išvaidos kitas avataras. Tai šitoj vietoj tai nėra jokie trūkčiai. Nes žmonės perka ne jūs kaip žvaigždė ir jų nereikia būtų vadinamų, nu kaip ten tie vadinami, tie, nu, influenceriai, jum nereikia filmuoti keistų, nereikalingų ten tų visokių maivyti šokinėti. Mes kalbam ne apie info industriją. Jums nereikia būti komentatorium žinių. Mes kalbam, kad info industrija, kur yra be abejo informacinio laikotarpio tiesiog numeris viena industrija, bet mes kalbam apie siaurą sritį, kur yra pati pelningiausia, tai yra know-how. Know-how verslas. Čia perkami ne charizmatiniai oratoriai, nors charizma niekuomet niekam dar netrukdė, čia perkamos žinojimas, kaip kažką padaryti. Taigi visi šitie vidiniai pokalbiai, aš negaliu, man nepavyks, nežinau, ar kažkas norės. Visą tai, žinokit, egzistuoja ir mano galvoje, ir kitų ekspertų galvose. Bet kaip minėjau, į visą tai reikia tiesiog pasižiūrėti šypseną, su šypsena, nes tai tiesiog yra mintis. O jūs nesate mintis, jūs esate specialistas, kuris įgauna naują statusą. Eksperto. Ir ekspertas skiriasi tik tai vienu dalyku - drąsa. O drąsa, kaip žinia, tai nėra baimės nebuvimas. Drąsa tai yra, kai tu išdrįsti surasti savyje balsą, o balsą reiškia surasti norą pasidalinti su žmonėmis tai, ko jūs jau daug metų užsiimat ir tikiuosi užsiimat tai su meile. Vat, ir pasidalinti šitų dalykų. O jau forma, kaip tai padaryti, visą tai jau sugalvota seniai už jūs. Ir man pačiam, kai aš 30 metų dirbau šitoj srity, turiu pasakyti, buvo pačiam nepaprastai didžiulis toks lūžis, kai aš supratau, kad konsultacijos, seminarų vedimas tai yra tik viena iš, kaip minėjau, 30 skirtingų būdų, kaip galima ir reikėtų užsidirbti. Ir aš supratau, kad mano 20 metų patirtis beveik nieko nepadeda, nes aš buvau visiškai nežinantis, neišmanantis, o kas tai yra know-how verslas, kaip jis egzistuoja pasaulyje, kodėl žmonės iš to know-how užsidirba milijonus.
tuo metu, kai specialistai vargsta už kapeikas, parduodami savo laiką. Ir tada man teko važiuoti į užsienį, pirmiausia, į Ameriką, susitikti su geriausiais ekspertais, mokytis, daryti klaidas, ne viskas ten taip paprasta. Jeigu tu už kiekvieno ekspertų bandai gauti žinias, tai turi sumokėti milžiniškus pinigus, sugaiš daug laiko, nes netaip lengvai žmonės pasiryžę dalinti savo patirtimi. Tačiau per daugelį metų man pavyko surinkti pačių stipriausių ekspertų patirtį. Man pačiam pavyko tapti nuperti visai kitą lygį. Važinėti po pasaulį, gyventi tokį gyvenimo stilių, kaip aš noriu. Ir svarbiausia mano dabartinė užduotis, na ir tai yra ta pati užduotis, kurią aš noriu ir jum pasiūlyti. Mano užduotis visą savo patirtį pateikti labai paprastoj, suprantamai formai. Išmes viską, kas neveikia, paimti tai, kas veikia ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje ir pateikti labai paprastoj formai. Taigi aš ir paruošiau tokią programą, kurią vadinasi eksperto paslaptis. Į ją įdėjau savo visą ne tik patirtį, bet ir širdį, nes 30 metų praleidau šitoje industrijoje, išgyvenau pačius fantastiškiausius išgyvenimus, stovėjau prieš didžiausias auditorijas, stovėjau vienoje scenoje su stipriausiais pasaulio lyderiais, tokie kaip Arnoldas Švarcnegeris, Richardas Bransonas, Jean-Claude Van Dammas. Yra daug žmonių, kuriuos mes anksčiau matėm per televiziją, bet kai tu pasineri į šią industriją, tu gali su jais kalbėti, bendrauti, mokytis iš jų. Vat ir šitą visą patirtį aš sudėjau ir tai mano toksai, nu, kaip labai svarbus gyvenimo etapas. Aš negaliu perėti į kitą lygį, kol aš tai neapipavydalinsiu, nesupakuosiu ir nepertiksiu kitiems žmonėms. Taigi, jeigu jūs galvojate apie tai, kaip sutrumpinti kelią nuo specialisto iki eksperto, norite ne savo kailiu eksperimentuoti ir nenorite išradinėti dviratį, o norite paprastoj formui, linksmai sužinoti, ką ir kaip galite padaryti tam, kad jūsų žinios taptų pinigais ir kaip iš amatininkų tapti info verslininku, know-how verslininku ir kaip paleisti tą pinigų gaminimo mašinėlį, kur 24 valandas per parą neša jums pinigus. Ir jeigu jūs norite sužinoti, kaip gauti pinigus ne tik iš Lietuvos rinkos, bet iš Amerikos, iš viso pasaulio, kaip savo hobį paversti pinigais, kaip savo profesijoje vėl įsimylėti savo profesiją, nes nepaslaptis ir man buvo daug bangų, kai aš visiškai jau buvau pavargęs nuo to, ką darau. Atrodo, ir jūs jau turbūt ne kartą esate išgyvenę. Tai jums tiesiog būtina, privaloma kitą pasižiūrėti video, kuriame aš detaliai papasakosiu, kas tai yra per programa, kaip jūs galite ją įsilieti ir kaip galite sutaupyti daug laiko, pinigų, energijos ir ko galima greičiau startuoti. Taigi, iki susitikimų, ekskluzyvinė informacija tik tai savam ratui, tik tai jums, tik tai rytoj. Taigi, iki susitikimų, iki sekančio mūsų video.